Pone Žubalį, visi, kas norėjo, matė, ar ne, kas vyko penktadienį Baltuosiuose rūmuose, spėlionių daug ir įvairių. Kas ten galėjo atsitikti, kodėl taip turėjo būti. Viena iš jų, kad neva tai galėjo būti surežisuota. Ką Jūs manot? Kas ten atsitiko? Aš peržiūrėjau porą kartų ir turiu pasakyti, kiek aš supratau, tai jokio sąmokslo nebuvo. Jokių spąstų nebuvo, tiesiog, na, sakyčiau, prezidentas Ukrainos pats papuolė į spąstus. Savo. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad jis atvyko nepasirengęs. Ką turiu minty? Turiu minty tai, kad jis atvyko bandydamas padaryti tai, ko nepavyko nei Stameriui, nei Makronui. Pakeisti Trumpo nuostatas. Ir tai daryti viešai prieš kameras nebuvo išmintingiausias dalykas. Viskas tvarkoja, jis teisus. Jis rodė nuotraukas, taip? Išbadėjusių iš nelaisvę iškankintų karių. Kalbėjo apie 25 000 pagrobtų vaikų. Tai gerai Europoje. Tai gerai su buvusia administracija. Čia realybė visai kitokia. Trumpas labai aiškiai pasakė, aš galiu net pacituoti. Jis pasakė, reiškia, Zelenskis nori, kad aš pasakyčiau baisius dalykus apie Putiną. O po to sakyčiau, sveikas, Vladimirai, kaip mums sekasi susitarti? Tai taip neveikia. Aš nesu su Putinu. Aš nesu su nieko, aš esu su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Aš esu tarpininkas tarp abiejų susipriešinusių pusių, noriu būti prisimenamas kaip taikos sudarytojas. Tai štai. Ir čia šaltas dušas. Ir jeigu taip pasižiūrėti, tai ten iki 40 minučių to viso buvimo, nuo 42 minutės prasidėjo. Tai, kad abi pusės mait nešlaikė, nes vienas apie ratus, o kitas apie batus. Ir įvyko tai, kas įvyko. Blogai. Pone Žubalį, ar gali dar pataisyti Ukraina santykius su Trumpo administracija? Nes kai pasižiūri į reakcijas, kas vyko pačioje Amerikoje, tai netgi tokie ištikimi rėmėjai kaip Lindsey Grahamas atrodo nusisuko nuo Zelenskio. Ir kai pažiūrėjai tą respublikonų flangą, kuris ar ne ir dabar yra valdžioje tiek senate, tiek kongrese, aiškios kažkokios didelės kritikos Trumpui nėra. Ar kai kartais net atvirkščiai, ar net tas visas Trumpo flangas akivaizdžiai palaiko tiek prezidentą, tiek viceprezidentą? Taip, ir aš jo suprantu, tai yra jų lyderis ir jie mano, kad jis elgėsi teisingai. Jo, bet klausimas, ar Ukraina sugebėtų dar ta pati Zelenskio administracija susitarti su Trumpo administracija? Tai žiūrėkit, kai durys buvo uždarytas, ką pasakė Trumpas iš karto. Cituoju, Zelenskis gali sugrįžti, kai bus pasiruošęs kalbėti dėl taikos. Ir vakar jisai pertvitino, jeigu taip galima pasakyti nelietuviškai, savo vieno iš rėmėjų žinutę, Trumpas savo X tinkle, kur labai aiškiai tą patį pakartojo ir išplėstai pasakė, kad mes padarysim viską, kad šita sutartis būtų pasirašyta ir tuo pačiu mes neleisim įtraukti Jungtinių Amerikos valstijų į karą, o kartu išgelbėsim ir padėsim Ukrainai. Atviras tiesimas rankos. Nes jis ir pats matyt, nelabai gerai jaučiasi, aš manau. O kitas dalykas yra tai, kad europiečiai irgi supranta vieną paprastą dalyką. Dabar jų uždavinys būtų numeris 1 atkurti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų administracijos kanalus. Garbingam dialogui, tęstiniam, ilgam, vaisingam dialogui. Aš manau, čia dabar uždavinys europiečių yra vienas iš svarbiausių. Bet žiūrint taip iš šono, atrodo, kad tos kanalus geresnius dabar turi Rusija negu Ukraina prie Trumpo administracijos. Man taip neatrodo. Aš nematau, kodėl jūs manot, kad dabar jie turi geresnius kanalus, o kodėl jūs taip galvojate, aš to nematau. Žiūrint, aš matau, kad jie džiaugiasi tą situaciją, bet kokie kanalai, aš nežinau. Jeigu jūs turit papasakoti. Tai jeigu girdėt ar ne interviu Marko Rubio, ką jis pasakoja apie tai, kaip reikia atkurti santykius, šneka apie pats Trumpas, apie tai, kad ilgus pokalbius turėjęs yra su prezidentu Putinu ir taip toliau. Tai dabar žiūrėkit, paprastas dalykas. Aš jau nebenoriu jo cituoti, bet jūs mane verčiat. Esmė, sako, jūs mane verčiat Putiną įvardinti kaip visišką blogietę,
visišką blogėti, baisius dalykus pasakyti, bet po to pasakyti, tai kaip dėl tų mūsų dėrybų. Jis ir sako, aš esu niekieno pusė, aš noriu būti vidury. Aš noriu jūs susodinti. Aš manau, kad čia yra reveransai, dideli reveransai, kurie yra žaidžiami. Juk dalis iš dabar rusiško elito, kai mes matom, nelabai tuo tiki ir kažkaip be didelio entuziazmo. Putinas taip, Peskovas taip kalba, kad čia gerai, mes dabar galim atsidaryti ir atsiverti. Bet kiti nelabai tuo pasitikė. Bet jeigu bus susėsta prie stalo, o Putinui irgi reikia taikos, atsikvėpimui bent jau, tai tada jau bus pokalbis. Tai aš manau, to siekia Trumpas. O ponia Ažubali, ar įmanoma, kad europiečiai sutartų su Trumpo administracija? Nes atrodo, kad mąstoma yra skirtingomis visiškai žiūrima į kitą pusę, ar ne? Jeigu imkime Ukrainos klausimą, paimtume, kuris atrodo ir skiria Europą ir Ameriką, tai amerikiečiai žiūri vienaip. Šitą klausimą europiečiai visai kitaip, ar ne? Ir atrodo palaiko Zelenskį, o Trumpo administracija visai nepalaiko Zelenskio, toks susidaro vaizdas. Jūs matot, gali turėti jie bendrų taškų, nes tikrai atrodo Trumpas nusiteikęs gana priešiškai didžiosios galbūt dalies europiečių, tokių vakarų europiečių galbūt atžvilgių. Nes jeigu jis ten giria kokią Lenkiją ar net Baltijos valstybės, kada investuoja į savo krašto gynybą, tai turbūt apie Vokietiją jis neturi gerų žodžių. Aš tai pasakysiu, Europai laikas suaugti, iš paauglio tapti brandžių vyriškių ar moteriškį. Ir apsiginklavusi stipri, rimta Europa, ekonomiškai stipri, yra, sakyčiau, gyvybinis Jungtinių Amerikos valstijų interesas. Stovint prieš Kiniją, prieš visą tą blogą ašį, tą pačią Rusiją imkim ir ką tik nori. Čia tas Rusijos atsiejimas nuo Kinijos, tai čia greit baigsis, todėl kad neįmanoma to padaryti, rusai niekuomet to neis. Tai va, kita vertus yra tai, žinant, kad Europos žemynas yra didžiausia vieta, kur daugiausiai yra investuota amerikiečių, dabar yra 3,5 trilijono investicijų. Tai istoriškai. Ir 22-23 metais taip pat buvo didžiausia vieta, kur amerikiečiai investavo. Jie paprastai taip Europos neatsisakys. Bet tai nereiškia, kad Europa turi daryti volio durnių, lietuviškai kalbant. Ir galvoti, mes vėl išjosim ant amerikiečių. Štai kodėl tas planas, kurį įsipareigoja europiečiai parengti kartu su ukrainiečiais ir pateikti taikos planas Amerikai, yra labai svarbus. Gerai, bet kai kalbam apie tą planą, ar ne, vakar susitiko, ar ne, Londone ir Europos lyderiai ir nutarė rengti planą, nutarė vėl, sako, paremsim. Ir jeigu ne Britai su savo konkrečia parama, kur pasakė, kiek milijardų skirs Ukrainai, visi kiti nieko nepranešė ir nepasakė. Tai atrodo vėl pavirpinom orą ir viskas. Bet tai nebuvo donorų konferencija, jie susirinko ne tam, jie susirinko, ką dabar daryti toje situacijoje. O kad Britai ir finansų jų ministrai pasinaudojo ir pasakė, ir tai, tarp kitko, atsiprašau, tai jokia nedotacija, tai yra paskola ukrainiečiai. Techninė klaida? Ne, jokios techninės nėra, čia sąmoningai, bet tik tai tokiu atveju tada, jeigu tu pakvieti į Lietuvą, tai ką tu darysi tada su Slovakija, ar ten su kokia, aš nežinau, su Slovenija, ar su Bulgarija, o ką tada tu darysi, čia, žinot, aš manau, kad reikėjo arba visus kviesti, arba nei vieną. Bet čia jau kiti dalykai. Aš manau, kad mes priimam ramiai šitą dalyką. Aš manau, ateityje tokių neturėtų būti dalykų. Ir tada tos valstybės, mūsų sąjungininkai, turėtų nevažiuoti tokius forumus be mūsų. Jie turėtų pasakyti, klausykit, Stameri, mes nevažiuojam, nėra Baltijos valstybė, kurios vienas iš svarbiausių raktinių šito geopolitinio regiono žaidėjų, tegul nedideli, bet labai svarbus. Na, kaip pavyzdys, ar ne, čia gal ir jūsų paklausiu, ponė Ažubali, paskelbė ponas Makronas, ar ne, kad galbūt galėtų būti mėnesio paliaubos, galėtų čia karius įvesti vėliau truputėlį. Ir čia neva tai tą sprendė kartu su Didžiąja Britanija, tačiau Didžioji Britanija nuo šito jau atsiriboja šiandieną, sako, ne, jokių čia apie mėnesio paliaubas nebuvo jokios kalbos. Buvo šnekama šiaip, kad reikėtų nešti planą, Donaldui Trumpui ant stalo dėti ir sakyti, žiūrėkit, jeigu jūs duodat mums palaikymą kažkokį karinį, ko neturi Europa, tada mes pasirengę įvesti savo karius. Kaip jūs žiūrit, ar europiečiai per daug trypčioja galbūt ir taip ir neranda tų tikrų sprendimų ir klausimas, ar gali iš viso rasti? Kadangi nėra pajėgumo, tai Britai skaičiuoja, Britai supranta, kad 20 000 karių
Pavyzdžiui, jie patys negalėtų aprūpinti. Nes kai tu kalbi apie 20 000, tai tu turi minti turėti 60 000 rotacijai. Tai, o Britų kokią kariuomenę dabar, man atrodo, 72 000, ar kiek pėstininkai. Tai aš tik noriu pasakyti, Europa iš tikrųjų yra pakankamai tokioj pažeidžiamoj situacijoje, turiu minti. Ir be Jungtinių Amerikos valstybių jiems dabar būtų sunku. Ir pridengti tuos, reiškia, visus taikdarius, ar koks jų mandatas bebūtų. Bet aš manau vienas dalykas, tas mėnuo tai yra kažkoks nesusipratimas čia. Svarbu iš tikrųjų, koks bus planas, kas bus susitarta, turiu minti, ir kas bus pateikta ant stalo amerikiečiams. Dabar mes galim tik spėlioti, kas tai būtų. Bet tik vieną dalyką, ką aš labai svarbus yra, kad bet kokiu atveju įvedimas, bet kuriuo mandatu, nežinau koks jis būtų, į Ukrainą tai būtų labai didelis laimėjimas ir didelis Rusijos pralaimėjimas. Ir tai nebūtų po NATO vėliava? Greičiausiai. Tai galėtų būti, sugalvokim pavadinimą, ten nebūtinai po NATO. Ne, po NATO nebūtų, nes amerikiečiai nenori. Bet amerikiečiai yra pažadėję, ir tas pats Trumpas pasakęs, jeigu jūs atvedat kariuomenę, gerai į Ukrainą. Gal mes duosim kai ką jums pagalbai, turiu minti įgalintojus, oro priedangą, galbūt logistiką, strateginę aviaciją, kas žino, koks tai dalykas būtų. Bet tai jis yra pasakęs apie tai. Klausimas dabar yra iš tikrųjų, kaip bus susitarta. Bet be ruskių čia aš nežinau, čia bus sunku. Bet tai būtų tikrai didelis laimėjimas, jeigu pavyktų tą padaryti. Ir pabaigai klausimas apie Lietuvą. Penktadienį tame žymiausiame pokalbėje, ar ne, kada Zelenskis susipyko su Trumpu. Trumpo buvo paklausta, Lenkų žurnalistas berods klausė apie Lietuvą. Ar gintumėt Baltijos valstybės? Kažkaip panašiai skambėjo klausimas. Pone Ažubali, matėt pono Trumpo reakciją? Tokia įtartina atrodo truputėlį. Ar čia Trumpas pagalvojus, ar kažkaip pamąstė? Aš manau, čia mūsų baimės yra todėl, kad... Tai žinoma, kad lietuviai bijo ir nori Amerikos apsaugos. Aš noriu pasakyti, kad tai yra labai sunku kartais persijungti. Žiūrėkit, ten kalba visai apie kitus dalykus. Čia ką tik vyko velniai griebtų koks susirėmimas, taip? Ne, tai buvo dar prieš susirėmimą. Ir prieš tai. Tai ir dabar tu staigiai Baltija. Kas čia tokias Baltija? Balkanų šalis ar Baltijos šalis? Bet tai natūralu. Kodėl dabar jis turi turėti viską galvoj? Kai jam visas pasaulis yra referuojama, aš tikiu, apie visą situaciją, kas vyksta kur nors tenai Naujojoje Zelandijoje ir dar kažkur tai. Ar Taivane, ar kažkur tai. Taip, kad aš to nežiūriu, bet esmė yra, kad jis pasakė. Taip, jie irgi turi sunkią kaiminystę, tough neighborhood, pasakė. Taip, jie viskas tvarkoja su jais. Tai kuo daugiau reikia? Ar mes norim, kad jis pradėtų aiškinti ir vardinti ir dar ten mus girt? Ne. Bet jis nepasakė neigiamai ir tas yra labai svarbu. Ir kai aš dabar dar atsimenu, kai buvo pirmas vizitas Heksgeto į Varšuvą, pirmas jo vizitas Europoje, dvi šalis, ir jis pasakė, kad visi kiti turi mokytis iš Lenkijos ir Lietuvos atsakingo požiūrio į saugumą. Ne Lietuvos, o Baltijos valstybė, atsiprašau. Tai yra, reiškia, tai nėra kažkoks vienas pasisakymas, tai buvo patvirtintas. Tai aš manau, čia mes turim būti dėkingi visiems, kurie dirbo su Amerika ir dirbom tiek laiko, kad pagaliau tam tikri sprendimai Lietuvos atvedė prie to, kad mes ten atrodom tarp pirmūnų. Ir tai yra gerai. Ничего, мы еще им покажем. У нас есть еще время.